Sveiki visi. Noriu dar paliesti, gal kažkiek pasikartoti temą apie žmonių energetiką. Kam tai reikalinga? Pasistengsiu lengviau tą pateikti. Taigi, kas mes esame? Dvasinės būtybės įsikūnijusios šiuose kūnuose, avataruose, galim sakyti. Iš kitos pusės mes esam dievų vaikai. Tikriausiai, kvaila būtų ginčytis su to dalyku. Taigi, mūsų normali, laiminga būsena, meilės virpesiai, meilės energetika yra 528 Hz. Tai mūsų normalus lygis yra bent jau virš 300. Taip sakykime. Kas tai yra hercai? Tai yra virpesiai. Virpesiai per sekundę, kiek atsimenu. Tai va, jeigu kas netikit, išjunkit, ką jūs nesiklausykit tokių nesąmonių. O jeigu bent kiek su tais dalykais pažįstami, tai tada pasidomėkit. Hercai, ten sakykime, yra ten virpė, vienu žodžiu, pasidomėkit, jeigu norit giliau. Taigi, kiekvienas mūsų spinduliuojam savo energetiką. Normalūs jausmai, spindi kaip reikiant. Parazitiniai, tai yra žemo lygio. Blogos emocijos, bloga nuotaika, sakykime, skausmas, kažkas, visa kas negera. Tai yra labai, sakykime, skausmas, pergyvenimai, tai yra labai žemų dažnių vibracijos, tai gali būti panašiai 6-8 Hz. Antiek lygis skiriasi. Taigi, kam reikalinga visą žemint žmonijos sąmoningumą? Mažini sąmoningumą, mažini virpesius, mažini dieviškumą. Kaip sakant, išsiaiškinau, turiu tokią teoriją, kurią pasidalinsiu. Mano, kiek seku, kiek atsekiau, kiek mąsčiau, visą tai tas dalykas pasitvirtina. Jūs žiūrėkite, nes čia tikėti nereikia, čia reikia sekti, žiūrėti ir ar pasitvirtina ar ne. Pagal, žinoma, kiekvieną savo suvokimą. Tebūnie. Taigi, ką matau? Sakykime, daug kartų būna įvykiai kokie nors, jau atrodo viskas triokšt, bet ne, vystos ten taso, galų gale vis tiek būna ten viskas sujuota. Imkite, bele kokią šalį praktiškai, kurioje pabuvojo didžiosios vakarietiškos vertybės ar dar kažkas tokio. Taigi, net paėmus paskui Ukrainos įvykius. Jeigu būtų viskas vykdoma, kaip esu sakęs, pagal šios laikus, pagal šias technologijas, tai bet kokia, kad ir Ukraina, apie Lietuvą patylėt galima, bet, mano suvokimu, šiais laikais, šių laikų atidirbimas yra toks, kad jeigu paleist kažką tais į apyvartą, kaip sakant, tai tokių automatukų ar kažkokių tai būrių, kurie ten su automatukais bėgioja ar antikvariniais tankais važinėja, tai čia yra silpnaprotystė tiesiog. Čia mano manymu. Nes dabar technologijos tokios, kad viso to nereikia. Jūs įsivaizduokit, per 20 metų pastatė plynam lauke, Tarybų Sąjungai, plynam lauke pastatė ir paleido raketą, kuri pakilo ir praskrido ir nusileido gyvas, kaip tada gyvas Gagarinas, pakilo ir nusileido. Per 20 metų. Ką toliau įsivaizduokit, praėjo nuo tų 70 metų, 50 metų.
Ir ką jūs matot? Ir matom, kaip gražiai antikvariniai tankai su visiškai antikvariniais šautuvėliais kariauja. Nu, kažkaip logikos nebuvimas biškai. Tai va, mano manimu, yra technologijos tokios, kad, sakykime, tokią šalį kaip Lietuva būtų galima paimti, nu, taip, liaudiškai sakant, paimti. Įsivaizduokim planetą X ir ten šalis Y. Tebūnie. Bet tokį va šalį paimti užtektų, mano manimu, paralyžavimas vos per nu, va, mes blogiukai, nesakykim. Ir įsivaizduokim, ką darytume. Bet kokią šalį, va, nedidukę. Tu esi didesnis, va, kita šalis nedidukę. Kas pirmiausia? Pirmiausia, aišku, energiniai taškai, po to ryšio taškai. Žinoma, kažkur eina kabeliai internetiniai. Tai va, visą tą vienu ypu, nu, dabar daug nereikia paleisti. Raketikės praskrenda, jos ten kažką išmėto, 1000 tebūnie taškų prašukuoja, viskas paralyžuota, po to eina kas? Po to blokavimas ir viskas, ir galutinis užėmimas. Tai mano manimu, tai truktų nuo poros valandų paralyžavimas, po to, sakykime, nu vienu žodžiu, pusę paros, para, viskas. Ir tai čia, aš manau, čia galima padaryti paprasčiau. Ką kalbėti apie Ukrainą? Pasižiūrėkit, kiek tąso. Kodėl tąso? Todėl, kaip esu sakęs, esu tikrai matęs dokumentinių filmų, kur statistiškai veda ir rodo, kad visos datos, kada prasideda karas, ar ten kažkas tokio, prasideda ir baigėsi pagal kalendorių, pagal numerologiją, pagal skaičius. Tai yra, vat, prasidėjo, kada kažkam naudinga. Kodėl prasidėjo būtent 22 metais, kodėl 2 mėnesį, kodėl, vat nepamenu, 22, liktai 24 dieną, kodėl tiek dvejetukų? Pasidomėkit, ką reiškia, kodėl tiek dvejetų ir taip toliau, numerologijas, kam įdomu. Baigsis lygiai taip pat. Aišku, čia dabar neaišku jau, kaip baigsis, bet baigsis irgi pagal datas. Čia dėl to, kad tai taip yra, nu, jie tarnauja savo parazitams, savo dievams, kaip sakant. Ten žiaurūs dalykai. Tai va, ir vienintelis, pagrindinis reikalas, kas yra? Kaip veikia parazitinė sistema? Tai yra, kadangi šio pasaulio šeimininkas yra žmogus, tai žinoma dabar yra pergimdyta, perversta suvokimai, supratimai, bet šeimininkas yra žmogus šio pasaulio. Ir jis, kaip šeimininkas iš tikrųjų, turi rūpintis visų pasauliu ir visomis gyvojomis būtybėmis. Tai nereiškia, kad kaip, nu, nereikia įkristi į silpnaprotystę, kad ten kiekvienas lieka bučiuoti. Ne, bet mes turime rūpintis, žiūrėti, kad viskas klestėtų, kad augtų, kad žydėtų, tai yra, ir žibėtų. Tai va, mes tą turim žiūrėti. O kas dabar daroma? Viskas daroma antraip. Kodėl? Parazitai, jie, būdami žemuose virpesiuose, jie to negalėtų padaryti. Bet kada žmonių sąmonė yra numažinama iki tokio lygio, tai užtenka tik galybės žmonių masės, pagal tos virpesius. Jiems reikia pritarimo. Jie negali, kaip sakant, paimti ir daryti. Jiems reikia, kad žmonės norėtų, nes čia mes šeimininkai. Tai va, ir žmonės ką? Ir žmonės daro. Kaip? Labai paprastai. Pasižiūrėkit dabar, kaip viskas žaliai žalia. Viskas žaliai žalia, jau taip žalia, kad žaliai žalia. Ir ką? Ir žmonės, net patys, ir per televizorių rodo, ir sako, ten yra buvę posakių, kad aš ir 50 eurų duočiau, man negaila. Ir tokių yra daug.
Tokių žmonių energijos pagrindu viskas ir daroma. Taip, kad kol neatsipeikės tie žmogeliai, tol nieks kol kas nesikeis. Ir čia kažkokius daryti, kažką tai bandyti, kaip sakant, jiems smegenis atsukti vietą, be šansų. Kas laukia? Laukia įdomus reikalai. Pagal viską, čia aišku per daug įsiplėsti nenorėjau, bet taip jau gavosi. O kas laukia? Sužiūrėsim tolimesnėse reikaluose. Jeigu rašysit komentarą, parašysit klausimą, ar dar kažką tais, rašykit, klauskit, gal kažką per daug išdėjau jums, gal tą visą reikėjo, aš neįsivaizduoju, kaip pasakyti 2 minutėm. Man taip neišeina. Jau stengiuosi tikrai kuo mažiau, bet, kad paveikslą parodyt, įsivaizduokit, sakykim, turit paveikslą, didelę, sieną. Ir kad visą parodyt, tai reikia ir taip, ir taip, ir taip, ir taip, ir taip, ir taip. Tai va, taigi taip ir gaunasi. Gerai, nebetęsiu. Rašykit komentarus. Žinosiu, kad kažkas įdomu. Neįdomu. Rašykit, kad neįdomu, kad neverta aušinti burnos. Tiek to, iki.